Šiandien noriu Jums papasakoti apie vienas stipriausių dviračio varžybų Europoje, TCR, Transcontinental Race, kuriuose dalyvavau praeitais metais, vasaros metu. Ir noriu papasakoti daugiau apie savo patirtį būtent juose. Į TCR startą vykau autobusu nesąmoningai, rinkausi aplinką mažiau teršiantį keliavimo būdą. Tai buvo mano noras keliauti autobusu, tačiau tai buvo tikrai labai ilga ir varginanti kelionė. Pakeliui sutikau nemažai TCR dalyvių, su kuriais palaikome ryšį net ir dabar. Visų pirma, tai yra be galo brangus dalykas, kainavo beveik 3000 eurų, įskaitant absoliučiai viską. Kitas dalykas, tu turi būti fiziškai labai stiprus. Ir ne tik fiziškai, tačiau ir psichologiškai. Jeigu kitais metais sugalvotum tu dalyvauti TCR ir išsikelti savo tokį gyvenimo iššūkį, tai galbūt tai, ką dabar pasakysiu, tau bus labai naudinga. Registracija prasideda jau pusę metų atgal, tai jeigu varžybos vyksta Liepos mėnesį, tai registracija prasideda lapkričio gale, gruodžio pradžioj. Pradžiai turi susimokėti apie 20 eurų. Ir tada laukti iš organizatorių atsakymą, ar jie tave priima ar ne, tačiau didesnis procentas, kad priims tiek vyrus, tiek moteris. Anksčiau buvo labai dar ribojamas skaičius žmonių, tačiau dabar jau jie priima vis daugiau dalyvių, nes praktiškai šiemet buvo virš 400 dalyvių. Užpraeitais metais buvo 100 dalyvių mažiau. Kai ateina žiema, apie sausio mėnesį gauni atsakymą iš jų, kad taip, tu gali dalyvauti. Turi iki sausio galo susimokėti kaip ir avansą, tai yra apie 200 eurų ir vėliau dar po 2 mėnesių susimokėti apie 300 eurų. Tai registracijos mokestis yra tikrai didelis. Ir tuomet turi pasirūpinti savo sveikata, tuomet draudimu ir įvairiais kitais dalykais, kaip jiems reikia tavo finansinės informacijos, būtinai turi apsidrausti. Ne visos draudimo įmonės, ypatingai Lietuvoje, net draudžia kaip ir ultra varžyboms, tai turi ieškoti užsienio draudimo, kas kainuos apie 200-300 eurų. Varžybų laikotarpiu, tai kai viską susumuoji, tai tikrai gaunasi galiausiai labai daug pinigų. Tačiau jeigu tu tikrai to nori ir tai yra tavo svajonė, tai aš manau verta. Dar vienas labai svarbus dalykas, ką reikia pasiruošti būtent šioms varžyboms, tai yra maršrutas, nes jį kuriesi pats. Ir tai kainuoja labai daug laiko. Viskas priklauso šiose varžybose nuo maršruto, kaip tu jį pasiruoši, ar tau lengviau bus, ar tau sunkiau bus.
yra labai daug uždarytų kelių, kuriuos tu turi sugalvoti, kaip kokiame žaidime, kuriuo keliu tu važiuosi iki galutinio tikslo. Ir aišku, yra tie vadinamieji checkpointai, kur tu turi juose laiku atsidurti. Daugiau ar mažiau visą kelionės eigą paeiliui ir detaliai aprašiau po TCR Facebook'e arba galite rasti taip pat Instagram'e. Viską įgyvendinau, viskam buvau pasiruošus ir ruošiausi nuo praeitų metų lapkričio galo iki Liepos mėnesio, iki pat varžybų pradžios. Atsidūriau aš Santiage, nes varžybų startas pradžia buvo iš Santiago, tai yra Ispanijoje, ir turėjo baigtis Rumunijoje. Tačiau man šios varžybos truko 9 dienas, tai buvo lygiai 50% mano sukurto maršruto ir aišku, man nepavyko pasiekti finišo. Bye! Trečią dieną TCR metu nusipirkau naują lemputę dviračiui su elementais, kurią dabar ir testavau. Bilbao susiradau tokią nakvynę, į kurią vos spėjau, ir taip atrodo mano veidas iš vakaro ir taip ryte. Vienas dalykas, tai tu turi būti fiziškai stiprus, kaip jau minėjau, su tuo neturėjau problemų, tuomet psichologiškai stiprus, taip viskas buvo gerai. Tas dalykas dviratis ir su tuo viskas buvo gerai, bet mano dalykas, kuriam aš nebuvau stipriai pasiruošus, tai buvo visa papildoma dviračio įranga. Aš neturėjau dinamos, tai daug kas šiuose varžybose priklauso nuo tavo strategijos, tai yra kaip tu planuojasi taip pat ir nakvynės, maistą ir įvairius kitus aspektus, kaip tu reaguoji netikėtas aplinkybės ar ne, tai yra ir orai, lyja, šalta, vėjas, viskas, absoliučiai tai yra apie viską. Ir šios dienos vakare neturėjau nieko ko pavalgyti ant nakties, nes reikėjo minti toliau, tai mane išgelbėjo šitą mažą kavinę, dėl jos net išsukau iš maršruto. Karts nuo karto susitikdavome kelyje su kitais dalyviais ir dėl saugumo ypatingai naktį kartais kartu važiuodavome. Bet taisyklės griežtai draudžia laikytis labai ilgai kartu ir turi laikytis tam tikro atstumo. Labiausiai gaila, kad kai kuriuose vietose kaip tik ant kalno būdavo rūkas ir tikrai gražiose vietose nieko nesimatė per TCR. O tų nuotykių buvo kasdien, susidūriau su tikrai labai daug įvairiausių situacijų ir teko suktis kaip tik galėjau ir stengiausi viską padaryti, kad kuo ilgiau čia išbūčiau.
Čia besileidžiant nuo kalno vos neužmigau, atrodė lyg jau esu čia buvus ir atrodė lyg tas pats besikartojantis veiksmas ištisai, tai sustojau kaviniai pavalgyti ir atsigauti. Ir aš net kavinės darbuotojų klausiau, ar jie manęs nepažįsta, ar jie manęs nėra matę prieš 2 metus, kai čia buvau, ir jie sakė, nematė. Palinkėjo man viso ko geriausio ir didžiulės sėkmės. Tai jūs galite tik įsivaizduoti, ant kiek aš buvau pavargus ir ką reiškia būti TCR ir dalyvauti TCR. Pasiekiau antrą checkpointą, jame nieko įspūdingo nebuvo ir važiavau į savo nakvynės vietą iškart miegoti ir ilsėtis, nes manau matot visi iš veidelio, kaip atrodau. Nors checkpointą praleidau apie valandą, nespėjom pakalbėti tiek su organizatoriais, tiek su kitais dalyviais apie absoliučiai viską. Kadangi labai permainingi orai buvo visą TCR laiką, tai aš šiek tiek ir apsirgau, tai teko pirkti vaistų. Taip pat dėl didelio krūvio man dažnai taip būna, kad pradeda bėgti kraujas iš nosies, tas irgi apsireiškia, tai teko suktis kaip tik galiu, kad toliau laikyčiausi trasoje. Tai čia dar papildomi tokie sveikatos iššūkiai visame kelyje, pridedant visą krūvį. Tai šiąnakt nakvojau ant suoliuko, nes nebeturėjau kur dėtis ir iš ryto užstrigau tualete viešajam. Gal dar vieną savo klaidą pabrėžčiau, kad per daug nakvojau lauke ir mažiau ėmiau viešbučių. Ir aišku, aš sužlugau todėl, kad 2 dienos prieš iš nuovargio palikau visą laidų krepšelį prie vieno restorano, kur buvau sustojus pertraukėliai. Ir to pasekoje man jau trūko energijos ant telefonų, ant lemputės, aš neturėjau dinamos. Aš turėjau Garmino laikrodį, bet aišku, navigacijai, bet jisai aišku išsikrovė laidą. Aš buvau pametus su visais kitais laidais ir liko navigacijai tik 2 telefonai. Prieš paskutinę dieną aš bandžiau pasikrauti savo telefonus parduotuvėse, kavinėse ir panašiai. O daug laiko nėra, daug laiko tu negali sustoti. Kai sustoji pavalgyti, stipresnio maisto tada ir kraunės. Ir prašiau įvairiausių pardavėjų, kad galėčiau nusipirkti iš jų aš tuos laidus, bet nesutikom. Geriausiu atveju jie man pakrovė, kas yra jau irgi gerai. Oh my god. Oh my god. Oh. 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 Pragaras rojai. Kai bandžiau pasiekti savo sekantį checkpointą, gavosi taip, kad kilau į tą įkalnę, man išsikrovė absoliučiai viskas. Visą naktį prieš tai aš važiavau su labai maža švieselė ir visa naktis buvo beprotiškai sunki. Paryčiais man išsikrovė absoliučiai viskas ir važiavau į įkalnę, checkpointas užsidarinėjo už 30 minučių ir man viskas išsikrovė ir aš jau nebežinojau nei kur dėtis, buvau beprotiškai pavargus, viskas išsikrovė. Tai praktiškai mano klaida buvo pasiruošime įrangoje, kad aš ant savo dviračio neturiu prasivedus dinamos, tai buvo kaip buvo. Buvo padaryta pasiruošime klaidų, dėl to buvo
įgyvendintas šitas dalykas 100% iki galo ir nepasiekiau finišo, o toliau važiuoti tu tikrai gali, tačiau aš jau nebemačiau tikslo, nes praeitais metais turėjau savo Balkanų kelionę ir tais pačiais maršrutais aš jau esu važiavus. Tai ir plus tu oficialiai nesiskaitai baigęs varžybų, net jeigu tu tęsi toliau, tačiau tu laiku nepasieki checkpointo, todėl nusprendžiau grįžti atgal namo. Tai jeigu jūs nesate girdėję apie tokį dviračių renginį, tai galbūt susidomėjai tuo dalyku ir galbūt ateityje tu norėsi taip pat išbandyti savo jėgas tokiam dideliame renginyje. Jeigu turi tikrai daug noro ir motyvacijos, rekomenduoju pasiryžti tam, tikrai atneš daug geros patirties, tai nuo A iki Z jūs susipažinsite su savimi, su kitais žmonėms, su renginio taisyklėmis ir čia aišku tiems, kas beprotiškai myli minti dviratį. Kiek naudinga, kiek nenaudinga kai kuriems ši informacija, aš jau jums to nepasakysiu. Linkiu siekti savo svajonių, savo tikslų, motyvuoti kitus ir tokia mano šio video forma, kad net jeigu krentam žemai, viskas yra gerai, ateina kiti metai, ateina kiti renginiai ir jeigu bent kažkiek mano informacija, kad viskas yra gerai, net kai tu pralaimi, kai tu susitaikai su tuo pralaimėjimu, tu gali ir turi daug labai laiko dar kartelį bandyti, ką aš ir darysiu. Tai viskas yra gerai. Buvo padaryta klaidų, buvo tikrai beprotiškai išleista daug pinigų, yra noro ir ryžto, kodėlgi ne. Dėl to ir gyvenam, kiekvienas turim savo tikslą ir panašiai. Tai jūs ateityje turit tokį tikslą sudalyvauti ultra renginyje, linkiu jame dalyvauti. Vis tiek verta. Linkiu jums gerų renginių.